Sveiki, mano vardas Povilas, esu programuotojas ir Linux tinklų administratorius. Ir šio video tikslas yra pademonstruoti savo žinias Linux tinklų administravimo ir DevOps'o srityje. Tai aš sukūriau tokį mini projektą, kuriame ir taikau tas savo žinias. Tai čia matome dashboardą Grafanoje. Ir čia galima pamatyti įvairių lentelių, taip kaip veikia serveris, tai ir visokias klaidas ir taip toliau pamatyti. Tai čia monitoringo sistema, kaip grafiškai gražiai atrodo, taikau Prometheus servisą, po to parašiau dar health status PHP skriptą, kurį galima tiek naršykliai pamatyti, tiek per komandinę eilutę, prisijungus prie terminalo Linux'o, kaip viskas veikia. Ir dar kas nesimato čia, tai aš naudojau, kad visą tai pasiekti, web, DNS, MariaDB, XM4, L-pašto servisus, VPN yra servisas sukonfigūruotas, tai monitoringo naudojau Prometheus, Grafana ir Node Exporterį. Tai taip pat įdiegta atsarginių kopijų sistema, kuri ten nustatyta yra, kas vieną daryti kopijas. Logų sistema veikia, galima pažiūrėti, kur klaidos. Health check APIs yra sukurtas PHP pagrindu. Po to galime pamatyti tinklo serviso ir našumo diagnostiką. Ir taip pat dokumentaciją parašiau. Čia matome GitHub'o repozitoriją, kur keltas readme failai ir čia parodyta gražiai, kaip šitas projektas atliktas. Yra architektūros schema, klientų įrenginiai, firewallą, čia portai, kokie yra atviri, kiti uždari visi. Apache serverį naudoju websaitam hostinti. Tai čia tas health check API PHP skriptas yra naudotas. MariaDB yra instaliuota, taip pat database testai raninami. Tai čia backupus automatizacija yra padaryta, pašto servisas, DNS serverių konfigūracija, VPN'as, tunelis paruoštas yra. Ir čia visi tie monitoringo įrankiai, tai parodyti, čia galim pamatyti. Tai čia projekto struktūra, nėra ką daugiau pasakoti, čia tiesiog yra sudėti visi konfigūraciniai failai ir nelabai gal įdomu, kas galima pasižiūrėti individualiai. Ir čia sudėti yra screenshotai, kaip darbo eiga vyko ir koks rezultatas. Tai čia tas pats, ką aš ką tik demonstravau, yra dashboardas Grafanos, atsarginė kopija daroma yra kasdieną. Tai čia komandos rašytas, kaip jinai yra atliekama. DNS konfigūracija vietiniam tikle, paštas, gali išsiųsti paštą ir aš jį gausiu. Tai dabar e-mailą, jeigu aš rašysiu, tai dabar neveikia. Tai čia nesvarbu. Mail, padariau klaidą. Galima pamatyti, mailus, kokius gaunama, tai čia, žodžiu, šitas servisas sukonfigūruotas, firewallai kaip veikia, tai visi kiti portai yra blokuojami, nebent aš juos manuališkai arba rankiniu būdu atskleidžiu, kad būtų prieinami išorinė aplinkai. Ir health check API, tai čia galima surašyti, ką tik tai nori. Tai šiuo atveju tik tai parodau, kaip
kokią PHP versiją runina ir databazė veikia ar neveikia. Tai specialiai padariau, kad neveiktų, bet, kad pademonstruočiau, kaip veikia šitas servisas. O databazėje tai ir tiesiog MariaDB suinstaliuota, bet čia nėra kažkoks limitas, galima bet ką suinstaliuoti, pavyzdžiui, naudojant Docker kontainerizaciją. Saugumo priemonę naudojau UEFI Firewall, VPN, WireGuard, REST šifruotos kopijos, tai apriboti servisų leidimai, konfigūruoti System D servisai ir vengti root teisių ten, kur nereikia. Tai bet kas, pavyzdžiui, prisijungęs kitų vartotojų prie šito serverio, jisai turės galbūt tik tai read teisės, bet ne read and write. Ir tai čia pabaigai šis projektas parodo, kad galiu administruoti Linux sistemas, gebėjimą valdyti XM4 DNS web servisus, VPN konfigūravimo ir priežiūrą, monitoringo ir našumo analizę galiu daryti. Saugumo praktikas taikiau atsarginės kopijos, kas labai svarbu, strategijos įgyvendimas yra pateiktas incidentų diagnostika per log failus pagrinde ir dar galima, aišku, emailus nustatyti, kad tau siūstų emailą, jeigu kažkokia ten ataka įvyko. Dokumentacija ir proceso valdymas tai paruošta, čia matosi. Tai ačiū už dėmesį. Tiek šiam kartui.